diena, kaip tyčia. Kurva! Kurva! Tablete! Tablete! Kurva, kaip pizda! Tablete! Sveiki, bičiuliai. Randamės ant vandens, šiandien lanko Žemaitiją, sakyt, kaimynus, regioniniam kontekste. Iš tikrųjų, dažnai aš apsilanko pakankamai, kaip ir likusios kitos ežeruos. Ir šiandien tikslas yra, kaip bebuvę, išbandyti kanibalus 20 cm. Kažkaip aš čia prasileidęs buvo, galvojau, kad į Lietuvą jų ir neveš galbūt atstovai ir kažkaip čia kalbam. Sako, tikrai turim atsivežę, tai man ten iš karto seilą nuvarvėja ir jau atvyka čia prieš vieną dieną, važiavom kaip tik podcastą daryti, būtent apie, sakykim taip, apie echolotus su bičiuliu Vyteniu, bičiuliu Gustu, kuriuos gerai visi pažįsta. Tai žodžiu, Keba kaip tik atvežė man papildymą. Tai žodžiu, šiandien tematik bus vėlgi Megalives nuo Hummingbirdo. Ir būtent šitie 20-tukai kanibalai nuo Savage Gear. Ir žiūrėsiu, kaip dirb. Mažesniai tikrai atnešė krūvs, tiesiog krūvs gerų laimikių ir ypatingai pasiteisinant lydekų žvejyboje ir seniau ir dabar pasikalbu su parduotuvių savininkais ar ten pardavėjas, visi ir sako, kad tikrai perk labai stipriai ir visi patenkėt ir tikrai gauda pas juos šitie masalai. Tai mažuosius ir tikrai rodo ir su starkės, ir su lydekėlėm iki 15 cm labai stipriai apdorojęs. Galbūt truputėlį rudenę pusė parodės daugiau mažiau, kaip yra gaudom, sakykime, 10, galbūt 12,5 cm. Aš jais gaudo, bet kartais žinot, kaip gaunas, man ant tiek natūralu, kad jisai žinoms yra. Ir man atrodo, kokią velnę jį verodėt. Bet kaip vienas kolega yra irgi gerai sakęs, tai yra žinom tau, tai yra žinom galbūt senesnis karto žmonėm, o daugeliu, sakykime, jaunuolių ar naujai atėjusių spiningautojų tie masalai yra visiškai galbūt nežinom ir apie juos tikrai yra tikslas pakalbėti ir daugiau pakalbėti. Tai žodžiu, mažieji tikrai tenkam yra tokiam universaliai žvejybai, balas visokios nedičkės, žulynai, gali traukti ten bet kaip. Geriausia tikrai pasiūlyti čia tokį lengvo pravedimo, lengvos tempims, lėtesins, truputėlį greitesins, todėl kad nuo Savage Gear kanibals turi pakankamai didelį uodego ir sunkio uodego. Ir viskonelts yra plokštis, šitoj vietoj siauras ir plokštis. Tai kuo mažesnis masalas, tuo jisai siauresnis. Aš buvau čia net įdėjęs nuotrauko su nutrauktom uodegom, tai tikrai po ne vieną kibimą ir stambių lydekų ir starkių, kai kartais prieinčiam už galą, jas ir nutrauka, todėl kad jos tikrai yra labai minkštas gumas, pasižeidž, nieko čia nepadarys, bet darbs jų yra, nerealiai geras. Ir būtent didžiosios irgi bus labai įdomu pasižiūrėti, ar jos išlaikė to savo darbą. Aš suvokiu, kad jos tikrai gerai dirbs. Bet jau, sakykime, 20-tuko, jeigu aš gerai pamenu, 80 gramų yra svoris, tai jisai jau toks truputėlį stambesnis, tai jam jau pasiruošimą reikėtų daugiau, tai čia tikrai ne pirmokam siūlo jį mėtėt, bet iš kitos pusės ten jamant su kokiu gobišedu, jisai yra pakankamai siaurus. Tai jisai ir truputėlį su silpnesniu kotu, sakykime, užmes, dar jį galim šiaip ne taip pakirsti, tai
Sako, kas nori truputėlį tokia universalesnė masalą, imkite 12,5-15 cm, katrė, nu, žvejojat, taip sakykime, savaitgalį žvejojat galbūt, bet nežinau, retai, taip sakyti, ir žvejojat. Norit viškę ešerę kažkokią didesnę, galbūt, kad įlėktų. Norit galbūt kažkokio lydekėlą, kad įlėktų. Tai naudokit 10 cm. Jisai toks visada yra universaliuks, toks, kaip sakyti, ir į sodo, ir juk, ir į dar kažkokio velnio, kaip sakydavo, toj reklamoj. Tai žodžiu, su mažiau, sakykime, tai profesionalumą turinčiam žmogui, aš visada siūlom mažesnį truputėlį naudoti masalo, kuris daugiau patyręs yra, jau jisai gali susidoroti ir su stambesnis, nes, kaip jau minėjau, čia ir pakirtimai yra, čia ir galingesnė kotai yra, tai žmogui, kuris be patirtis, kam jam tas skausams, kai atitrūks žavis prikojų ar panašiai. Tai, žodžiu, žiūrėsim, kas gausis, žiūrėsim, ko pagausiu, arba skibimą, štiliuks kaip priklauso, saulytė gražiai švieč, džiugiant, kaip sako, dūšio ir sielo, dūšio, sielo, proto. Atsisėdimą, taip atsipalaidavo iškelti, parelaksavo. Nu, ors iš tikrųjų fantastinis yra, į tokiam pasivakarojimam, pasiplaukėjam, tikrai, nerealų. Su manim kaip visada minkotėlą, 36 voltų, testai vyks pilnumoj, labai daug apkrovos gaun, tikrai žiūriu, ką galim nuveikti su ją ir ant kiek jinai yra mums naudinga mūsų vandenyse. Naudinga tikrai yra, tikrai labai gerai stum ir valti, ir didesnis valts, ir labai didelis gali pastumti, kas labai patinka dar, kad jinai reguliuojas, neužstoji sonarą, turiu propulsiono, tai su juo jau yra tokių bidžikių, sakykime, šitoj vietoj, plus pasikel viskas, tai jum jokių problemų nėra, labai korsekliai yra, nežinau, 10-15 cm, kad tik valts praeitų, jūs nors kiek įmerkt galit, sonaro jum tiesiai stovi, jisai suk, jisai stum. Vėlgi, su mano turim propulsion, ar ten torgedo būtų, su šitais jau yra neįmanom tai padaryti, jų jalko yra, tai laikai pasvėrės, jisai stumimą nebeturi, yra tokių ir pasanos didelių pliusų, ir pa šitos tikrai didelių pliusų, ko neturi. Tai čia argi vėlgi pasirinkimą reikals yra. Galiu pasakyti taip, su 100 Energy Resičių 36 voltų, kaip pavyzdį man Platelių ežero kokį, tai aš per naktį išnaudoju, jeigu jau tų bangelių yra, sakykime, išnaudoju apie 40%. Tai įvertinus, kad aš nei sekundai nesustoju, plaukioju, tai rezultatai yra pakankamai įspūdingi. Ir dėl ką ir yra reikalingas galingesnis variklis ar 24 ar 36 voltų, kad jūs nesikankintumėt su tuo 12 voltų, neprievartautumėt ją ant maksimalkos ir iš kitos pusės tas 12 voltų jisai neturi tos galios, jisai sekiant akumuliatorių labai greitai. Ir viskas, ir tą paseko jums vis tiek reikia daug talpos akumuliatorė, o tos naudos vis tiek jūs neturėt. Atrodo, akumuliatorių vos ne po 200 ampervalandžių. Plaukiot norit, jeigu truputėlį greičiai dar pajungėt ir žiūrėk, ir ne tai, kad trūks, bet labai daug argi išnaudojat. O stumt vis tiek jisai nepastom, ypatingai jeigu bangos neš jums tenai, tai sako, čia yra tokių nuansėlių, kuriuos reikia atsižvelgti ir visiems, nesvarbu kokį valtį, aš praktiškai siūlo, jeigu plaukėt, naudoti 24 voltus. 12 voltų, tiesiai šviesiai pasakys, tai neatgyvena. Taip, jeigu jūs tik inkaruojate su mažu laivu ten, iki 4 metrų inkaruojatės, neplaukėjat. Taip, tas 12 voltų tikrai jums užteks ir jūs ten įsidėsit, nežinau, jeigu lyčia jaunų akumuliatorių, ten 60 ampervalandžių, 80 jums bus tiek. Bet daugelis visi suprantam, kad tas variklis mums labai naudingas yra į parkus įplaukti, po mažus tvenkinukus, kur mes galim tikrai išsinaudoti maksimaliai ir ten jau viskas, mums tas 12 voltų ir kiškojo, o 24 susitvarkytų ir be problemų. Jeigu gerai pamenat, portabauts pas man kur buvo, tai netgi ant šitą 36 kg valčiuką stovėjo 24 voltų, aš ten kaifavo, tiesiog ant tą žodžią skraidydavo po tvenkin, man bangos nulis efektą, darydavo ko nori. Tai,
pagalvokit apie tai visada. Tai žodžiu, šiandien pagrindinė masalai bus Nusavačgyra ir Gobišadai Nusavačgyra. Šitie, tai aišku, užsitarnavė jau ten begalinė pagarbo, gal reikės raudžikį ištraukti kokio. Šiais metais labai mažai su jom gaudo, nu, jos pas mane ir taip žinomas yra, tai kažkaip ir nėra pagrinda tenai baisėjas ir kankinti. Yra daug naujų, sakykime, šviežių oponentų tokių, kuriuos reikia ten rimčiau pakankinti. Tai, oi, biškį noriu skryną nusiimti. Toks jau darbs, kažko radus parodėt. Tai žodžiu, yra skirtingų dalykų ir, pavyzdžiui, galiu pasakyti, įdėtos gale yra garsa kapsulės. Pabandysim, kaip matot, ir jinai, tuoj parodysim, įsispaudžia va šitoj vietoj, pačiam uodegos gale, o cholera, nenori lysti, toksai šratuks, ir jisai va čia įsidėt, garsa kapsulė vėlgi, kai yra mum visokie planktons vandenys, nu, trūkdžiai, sakykime, tirštesins patsai vanduo nuo mikroorganizmų gyvenančių vasaros laikotarpį vandenį. Sklaida garsa yra mažesnė, vibracija mažesnė nuo girdimums. Tai tikrai verta įsidėti garsa kapsules. Rudenio pašias dažniausiai įsimu, man toks jausams ir iš praktikos, kad pradeda trukdyti ir truputėlį baidyti. Nebent vėjs, didelis vėjs, štormai visokie, tada vėlgi tai papildoms akcentils, kaip sakyt, susitvarkyti. Daugoms yra ultraviolets, visokie atspindžiai, tai žodžiu labai geros spalvos, kas man patenka, tokios konkrečios, lydekinės, kaip matėt, ir starkė visiškai nebuvo bejengti, žodžiu, pabandysiu, papasakosiu, bet, nu, beveik užtikrinęs esu iš senos patirtis, kad bus tikrai viskas gerai. Dabar atsisveikinu, einu žvejoti ir žiūrėsim, kas čia mums kausas. Plaukėjam, nieka, ne tai, kad padoras, porą žuvų pasiekė tikrai tokios neblogos, kiek daugiau, kiek mažiau metrą, negaliu pasakyti, kol neištrauktas. Realiai tik 3 žuvs aplamai terastos. Tai lauksim vakarą, žiūrėsim kažkaip, buvau sutikęs krantę teisingai, argi su laivu žvejoja, vienas iš žvejų, tai sakė, tik 2 kg lydekaitį buvo pagavęs, tai žodžiu, ne kažką, bet tai normal, dienai nelygų, tai vat lėksiu pasižiūrėti. Į pavakarę kažkiek gaus, gal kažkiek aktyvums padidės, bet šiaip princip dar nerandu. Žuvės, kad taip vis plotos kažkur po kelis būtų toks didesnis, nieka tokia nėra. Visur truputėlį taip stagnacijai. Bet, kaip sakyt, mes nepasiduodam. Ors fantastinis, tiesiog visur klega aplinkui, suvažiavė daugybę mašinų, kaip bebuvę rugpjūčio vidurs ir tokie geri orai išpuolė. Tai, kaip suprantam, tikrai yra daug, kurie praleidžia su šeimynom prie vandens, tai žodžiu, jiem tikrai linkėjame, gerų maudynių neskesti ir panašiai, o mes tai ką, toliau kankinamės, tuo eisim rengti, saulytė tuoj eis už horizontą ir greitai viskas čia atšals, nebus taip jau gražiai, gerai ir malonu. Beje, galvoju
beveik jau metai atnešiojo tam tikrus savačgyrą drabužius, tai galbūt yra mintis padaryti apie juos truputėlį apžvalgo, kurie patika, kurie nepatika, kokie pasiuvimai, nes labai skirtingi pasiuvimai yra drabužių, tai galbūt bus aktual, kuriem tai žvejam, kaip išmers rinktis, aišku, dažant mūsų važiuojam į parduotuvę ir pasižiūrėm, kas ir kaip, bet jeigu kurie nevažiuojat ir nežinot, kaip išsirinkti, galbūt padėsiu jums su visu tuo pasirinkimu. Metai tikrai buvo intensyvus, tikrai ir lietus, ir šalčiai, ir kitokios negandos. Tai susidarė tam tikrų nuomonė, atsirado tikrai keli rūbeliai, kurie patapo tarp favoritų. Tikrai labai aukšt kokybė, kaip tokiam gamintojui, sakykime, kuris taikas daugiau į biudžetinį segmentą, tai labai gerai padaryt ir labai įdomu buvo panešioti tuos drabužius ir nenusivyliu nei siuvimų, nei kažkokiais dizaino elementas, netgi sakyčiau, tam tikrom vietom dizaino elementai ir logiški tam tiek ir sprendimai buvo, tikrai, kaip aš lygiant viską susimsiu. Pats man tarp top levelio ir paskui jau žiūrėm, kas čia jau taip į to viduriuko. Tai buvo, kas net labiau galbūt patika negu Simse padaryti. Bet čia vėlgi labai nuo individualybės priklauso, nuo kiekvieno asmeninio žmogaus, kaip jisai ko daro. Tai žodžiu, kaip bebuvai padarys video. Aš mano jau metai laiką daugmaž leidžia atsiskleisti, kuri apranga, sakykime, daugiau vandens praleidžia, nes visiškai techninių duomenių nežiūrėjau. Tiesiog, kad nesusidaryti tam tikros neteisingos nuomonės, buvo papras žvejojams, primityvus, su vieną aprangą, su antrą, su trečiu, su ketvirtu žiūriu, kokie, sakykime, pojūčiai su vien, su antrą, pri šalčia, pri šilumos, pri tam tikros drėgmės, ir taip daros to nuomonė, nes kai jau žinai, kad gera yra, tai truputėlį visai kitokie reikalavimai yra, jau mes kabinėjomės ten belekaip, belekiek, o šičia jau toks truputėlį per nežinojimo viskas buvo darom, tai ir surašys modelis konkrečius, kuriuos aš ten turiu ir jau papasakos truputėlį kas ir kaip apie juos. Tai va, toliau einam žvejoti, einu greičiausiai apsirengti jau, saulytę kaip sakau, iš debesėlių ir jau žiūrėsim, ko čia mums panaktinėjimai duos. Iki, tam kartai. Силкуте, канібальчик. Дайте мені. Labai gražiai atskrido. Išgelėsiu patvarkyti. Teks sedatėlės pagalbos pasiprašyti. Hop. Adatos procedūrą pabaigt. Viskas liuks. Žuvelioks pykt.
Fiks kaip priklauso gerą, tik atskryda. Nedyčkę, bet, kaip sakyti, perm visada yra meili. Gerai, taip paleidinėkim. Hop. Hop. Nu. Pasižiūrėm. Visada. Kaip savijaut grožį. Ai, maunos. Nestabdydam. Magumėlis. Kol kas tik vien lydekėlą pagaut. Apie porą kilogramų gal, truputėlį didesnė buvo. Bet šiaip tikrai nerandu net ir žuvies. Puta, sakykime, prieš pagavimo, kai kalbėjo, tai dvi žuvs tik buvo rastos, kurios kažkiek pasiekė. Buvo teisingai dar vien, tai visai pamiršo apie 4 metrus nuo paviršiaus, atskryda iki pat valties, bet nedidelė argi taip pat. Tai nesusigundė, bet jau taip aktyviai atėję, pan greičio atsorko specialiai, įskryda iš karto tik pamačius. Bet šiaip vis selevėlą pasiskleidus yra per viso perimetro įdėsiu iš Hummingbirdą Apexą skrynus vadinamus, ekraną užsklants, kad parodėt, kaip atrodo, nu tai gyvatinis, tai ten aš taip įsivaizduoju, mes ten niekam nebeįdomus esam su savo tais dirbtinės masalais, nes ten belė kiek maista yra. А jum visai pripažinti, kad neblauk lydekėlą. Kurva! Taip lėtai traukiau. Viens kabelis uždėti. Aš šį kartą jau taip pramogauju. Ak, torupkė. Gobiuko. Ta. Bloga žuvis, bloga. Ta bledina eksperimentuotis. Įta bled. Tu kurva. Tu bled. Antrą kartą bjaurybę. Kurvytė to. Och, torupkė. Einam žiūrėti, kurioj vietoj tie driks. Nu, blin, pirmas, ai, čia teisingai. Tai buvo vieną kartą jau kibs. Blin, nepasižiūrėjo, kurioj vietoj buvo paražymai. Būna. Nieko nepadarysi. Einam toliau ieškoti. Silkių maratoną pradėjom.
Mamku vėl neberandu. Tai reikia biškelį širdžiai atsigauti. O tokios lydekėlės, kosmos. Į bitutę pilku į kliūvą truputėlį. Riebesnė, bet tiek tą riebumą. Eilinę silkę. Hop. Va. Tokį silkelą. Tokį 75 kaip visada. Gobis šeduks. Tuoj segam laukant grožiui. Ir aišku, leidžiam. Pasičiūpanų paviršęs, tai jokių problemų, jokių nurinimų nereikalingi. Pats grožio. Biškelį šokiruot. A tak steper, taip smagiai čiuktelėje. Gobį šed 22, didysis. Tai tepaliuks. Vėlgi mano mylimuks. Turėjau čia ne vieno atako ir tokios geros bitutė, kad kažkaip šiandien su realizacijos tekai pasikoliot biškį. O, grožis ir pabėga. Viskas. Gerai, einam toliau žiūrėti. Turim antrus su kanibalčiu pagautom. Einam įsiemsim grožį. Pagelbysim. Taip, gražuola. Taip. Va. Suklapnoja mūsų gražuolą. Žiūrėna, kiek matęsas, kiek nesimatęs. Bet 20 cm, dėkime šešiosytis biškeliai. Va. 20 cm kanibalčiuks burnytei. Kuo ramiausia. Taip. Einam išoperuoti, aišku. Taip. Šuka. Dar kava. Oi, šuka gražiai. Mašalvala. Ir dabar eisim taip biškį noriai. Ačiargi. Buvo pogilė. Gražuola. Viskas tvarkoj su palydėm. Skuodž grožis, tai kaip torped. Taip.
Nu va, beveik 10 metrų. Super. Didesnių taip ir nerandu. Kaip juokai sako, eisintuoj žiūrėti meteorų lietos. Nieko nepadarys. Žvejybai neim, tai kaip sakyti. Gamta grožėsi vis. Dydžia kažkokia nėra. Kaip sakyti, duon yra duon. Bu. Aišku, paleidinėjom bičiulė. Buvo smagi pažins su žuvyt. Šiandien vėlgi Monster Shad. Bet šiandien visos čiut kažkiek didesnės, čiomp 22 centimetrų. Tai kaip matot, įnoriai visada skiriasi. Fire Tigers čia daugiau dėl to, kad matom, nakt geriau yra su specialiu dažymu. Tai visa Monster Shad serija yra arba ultraviolets, arba tas floors vadinams, pagerins variant. Ir svarbiausia mano Mizumi nuo Tenryjo apžuvets. Jau antrą žuvytę, kotelis apigins. Labai noriu kažką didesnį įsmeigti. Aš mano su didesnį žuvį jisai atidirbėnis nerealiai. Dar vienas momentas, ko numaščiau, kad jisai greičiausiai labai tiktų šamų žvejybai. Todėl, kad 10P tai yra didelis valo atlaikiams. Reiškia, galim drąsiai šamui siūlėti. Jisai ją ilgs yra toks labai teisingas, ne per ilgs, sakykime, 7-9 pėdos, nu toks labai liuks. Rankiant gerai ilg, sakykime, po pažą pasikišti prieky, vėlgi yra labai geras šičia laikytis, kai jau, žinot, šamo kažkur įsivarė, kad jau papumpuoti nereikėtų tenai ant plika, sakykime, blanką laikyti rankos. Žodžiu, aš mano šitas variantas dar daug ko nuveiks mano gyvenim. O dabar einam toliau žvejoti. Taip, tuoj paleisim gražuolą. Oi! Triukšmavom, bet tinklą ir pabėga. Šitą mūsų gražuolą. Jisai neblogba, gal geras toks pitačioks. Šiaip netaip, tarupužė. Norėjęs biškelį pasirodyti. Kaip sakyti. Būna kaip būna, jau čia nieko nepadarys. Gerą takėlą, trūk. Vieną kartą buvo privedęs su vienu masaliuku ir vėl užėjo Monster Shado, bet 22 cm Fire Tiger, ten tokie ryškesin. Ir argi taip sekė labai gražiai iš paskos. Toks. Tai kotelis super, jautrumą tiek jaks, tikrai labai jautriai viskas susireagavo. Tai žodžiu, einam toliau ir tikėkime, kad pagaliau jau su tos nuotraukėlais parodėti ant, sakykime, kažkokios liniuotės kažko. Reiks matomai tinklo traukti, nebesižait čia su ta žuvim, o tai čia nebebus tuo ir ką fotografuoti. Mažykės bėg, tos bėg, žodžiu, nekažykas. Gerai, einam toliau žvejoti. Žiaurus gyveniam, silkių karalius tuoj taps. Eina trauktis mūsų graužę.
Ups. Lydekėlą. Mans ir šiats. Leidžiam atgalios, aišku. Up. Gražus gars. Paleidžiama žuvis visada gražus gars. Nepamirškit, bičiuliai. Paleidinėja. Didelis dieno, ne dieno vakar buvo, o vat naktinėjant visiškai nelika jų. Dar tikiuosi, kad pagaus. Bet mažykės pradėjo kaput gerai. Tai kai sakyt, ors nuostabs. Gerai ir tos mažytės biškel pasidžiaug, pasidaužė, pakapoj. Rankytę užmetims viskas, kad būtų tokioj geroj kondicijai. Tai būtent reikia pamėtėti ir ant mažųjų. Einam toliau žvejoti.